Nu, draugai, turiu mini objektėlį, pamiškiai, miške mieste, statysim zuikiam namelį. Tai biškį pradžią pafilmuosiu, čia dedam tokią gumą specialią, litoraberoidą, statom sienas, viskas išimpregnuotas medienos. Ir bandysim šiandien su ekstremą zuikio nameliui. O, kokią būdą rezgam. 3 kartus jau buvo pakeitimai, bedarant dėl aukščio. Iš pradžių planavo, kad stogas bus šitaip eis. Tai darėm biškį aukščiau, nes 2,5 metro aukštis, nu, žodžiu, tą parabolę atitiko. Paskiau pasirodė, kad biškį per aukštą virš tvoros, nužeminom. Tada vėl moteriškė internete ieškojo, kad sako, kadangi nedėt lietvamzdžio, kad nebūtų nukreipta kaimynui vanduo, kad kaimyno žemė nekristų, nebėgtų. Nusprendėm, stogas dabar bus šitaip. Toliau nepagalvoja moteriškė, palei savivaldybės taisyklės turi būti metras nuo tvoros. Čia pamatas jau padarys buvo ne metrą. Atitraukiam, pastatėm ant polių. Tai čia padarysim tokį vat, uždengimą. Tai čia zuikiai galės arba palysti, arba lipti vidų. Nu, sugalvos, kaip jie norės, žodžiu. Va. Tai konstruojam, medienos trūks, jeigu važiuot medienos pirkt, nu, bet kažką sugalvosim. Va. Po biškį darbuojamės, laiks bėga, o rezultatas nelabai matos. Nu, vištininks įgauna formą. Susukom stogeną. Labai čia taip sugalvojam, ekspromtų, be jokių gegnių, be nieko, čia stums nedidelis, tik metras, čia ir dvi lentos, ir čia nieko ant viršaus nesidės. O, dar biškį laikom įstrižainę, nes norim galus pasidaryti. Ir beveik viskas. Stovėt pilnu ūgio aš galiu. Aišku, čia jeigu reikia perėti per pertvarą, biškį taip reikia. Foks. Bet, kaip vištininks, kaip zuikiam būdelė bus labai gerai. Bet aišku, nespėsim šiandien pabaigti, daug visokių dar smulkių detalių ir norim metroberoidą užsidėti, nes rytoj liktai lietų rodo. Tai jeigu ką klaus, kun Benišiūtą stato Danijoje, sakykit, vištininkus ir triušiam būdą stato, jisai jums žalti nesąmanis. Normalių namų niks neduoda daryti. Gerai su vištininkais. Kažkur kažkas 4 centimetrais, anoj pusėj pamats ir kudesnis, nežinau, kodėl čia vyrom nuėjo. Bet mes suhaltūrinom, nieks niek nemato. Be šansų čia pamatyti, kur nors. Viskas ir veinuoda. Atrodo bent jau veinuoda. O, vištininko kazilinės. Atnešė paragauti visokių alų. Čia aišku ne alkoholinis, bet va šits. Šits irgi ne alkoholinis, bet šits vienintelis alkoholinis. Gerai, skane. Tarp meidulio kiselindus. Ruberoidą lietuoti. Karsai. O, užlitavom stogėlį praktiškai. Nik nesimatai. Kaip čia darbo sąlygos. Tokias velnieniškas. Nu, šios dienos darbelis pabaigtas. Atsilešim dar pagalių, turim sietkas ir pratęsim už poros dienų. Nu, kon jūs zuikė. Žiūrėkit, kam gaun namas pagreitį. Padarėm laktas zuikiams, kad galėtų čia atmeiguoti. Sietką jau dedam, viską. O. Tai jau apsidėsim. Čia bus ruberoids, čia bus sietka. Viskas tvarkingai, gražiai, nedaug beliko apsikalt tinklą ir biškį sutvirtinimų įdėti. Va, bus nuostabus namelis zuikelių. Vištom trobas esu statęs, zuikiam dar netekė. Nu bet, zuikis stato zuikiam namą. Labas zuiki. Kun tu? Zuiki liapausi. Kaip bistras zuikis. Čia burkti trobą.
Na, o, uždarinėjom, ką puikiai kalam sietką. Turim pištalietą elektroninį, nors gal su rankiniu greičiau būtų, bet tiek jisai. Nupirkom čia ilgas skobas apie centimetrinės ir tankiau kalam, prikalam. Čia dar reikės gal kitur paeit su plaktukėliu, nes kitur ranką neprispaudė, tai na, norisi kalti žaltys. O, tai uždarysim vieną pusę. Tada čia reiks dėti stojkutę, kad būtų čia prie ko šaut. Šausim, gal čia dėsim skersintukus tokius nedidelius, tiesiog va iš kampo, taip, kad dekoracija, bet nes tie per visų tokie arkliniai labai atrodo, bet čia kadangi, kad nesisuptų pastas, įdėjom didelius, bet čia galvose jis taip jau tvirts ganėtinai. Tai įdėsim statinės musek. Va, tai gražia, smagia. Ir su tom mažytėm kusačkytėm nukarpinėjom grinai palei, taip va, palei kraštelį, tam, kad, nu, kad nebūtų tų atsišipusių, atlindusių, tai biški pavargti. Su turbinkikė nenori pjauti, nes paskiau pamesi nesurinksi tų visų dalykų. Va. Taip ir darbauname zuikių namą žaltį. Nu ką, varom toliau, žiūrėsim, koks bus finišas. Sėdi zuikis jau narve. Kaip džiaugiuosi, kad zuikiam namas statau ne kokiam gaidėm. Gaideliam. Žiūrėkit jau. Apšaudėm, aptvarkėm viską tvarkingai. Šiaip galim juodais dažais nudažyti, tada nesimatytų, kas nenori blizgumą. Liko tą čia vieną uždėti, dabar duris dar padaryti. Ir ten roberoidų užlituoti. Nežinau, galvoju, gal dar lentynėlų reikia padaryti tam zuikiam. Čia tik iš idėjos padarėm taip maždaug. Ar būtina, ar nebūtina, velnis ant žino. Iš to noro atitraukti nuo sienų, nuo tvoros per metrą nesistatymus taip liep. Bet koks statinys nuo gatvės, nuo tvoros. Visai gavos geras tas sandėliuks toks. Zuikiam, o biški ir orantą įein. Ir gali pasilipti čia pabūti aukščio, jeigu nori stebėti aplinką. Nu, o kokias durėlis padarėm gražis. Todėl įdėsim runkiną. Iš pradžių galvojom dėti, kai į vidų darytus, bet negaliu vidų darytis, nes čia uždės spinelę, turi iš kitos pusės atraminis medis, kai jau koks šuo, kas bandys į vidų įeit, kad, nu, neišlaužtų. Į vidų bus sunkiai apsaugą padaryti. Nu, kun zuiki. Mėgsi šaltę, pasiruošti kraustytis. Zuikių namas ir faktiškai užbaigtas. Nors aš kaip kaimo žmogus iš kaimytis, vištelis norėčiau labiau leisti. Tadam! Koks jį fains šiukšlės susirenkam. Važiausim numiai. Antras sluoksnį roberoidą dar kol kas nedėjom, nes nežinom, kur norės žmonės. Čia biškį uždėjom, kad nelytų, čia biškį padeginau, realiai tik galėčiau daryti kitą kartą, jeigu daryčiau prieš tinklą dedant visą sudeginti, kai jis būtų toksai, tokia spalva. O čia stoks, tai jo, tiek kitasi matys. Va, taigi čia dar skardelį uždėti, čia, nu, tokie dekorai. Čia kokia vėlėje lentikė mažytę padaryti gal, taip užlenk biškį, kad vanduo nebėgtų. Bet viską padarysim vėliau. Užeinam į vidų, turim tokį spyną. Va. Galim pasirakinti, kad niks nelystų, kad zuikė nepabėgtų. O, gražia. Čia nusprendėm per visą padaryti lentynėlis, jeigu zuikis norės, hop hop, ir užlips į viršų. Pameiguota ko nors, nežinau, patys žmonės nuspręs, bet visą feinę gavos. Čia gal dar juostelės uždėsim, šiaip nereik, bet sako, jeigu vaikai žais, bijo, kad užkliūs kur nors už tos vėlikės, tai galėtų tokias juostelės čia prišaudyti dar. O kaip čia, kad yra durų atrama. Kaip, nežinau, sakiau, nusprendėm į lauką daryti duris, kad darytųsi, nes jeigu ar šuo ar kažkas ant durų, kad, nu, į vidų būtų neįmanoma įspausti. Va. Tai buvo toks reikaliuks. Nors taip iškart viziją turiu, čia galėtų būti laktas, ten galėtų vieštas kiaušus dėti, o ten būtų gera. Būtų visai fainė. Nu va, beveik baigtis. Liko tik tai kraščiukus aptvarkyti. Puikia, čia galėtų dar tokia, kadangi daug visko čia susijungia, tokia lentelė uždėti gražiai išpjauti. Ir viskas, bet tai padarysim turbūt vėliau, kai atvažiuosim tokius pagražinius.
Atep. Taik su meilė dirbau žaltį, kad net pūslę pritryniau, be karpydams tavo vėlą, nes kaprek, pasidarėm nepalei, nepalei vėlos storį, o šiaip dėjom, įskaičiam, kuo gražiau tankiau būtų, tvirčiau, tai reikėjo labai daug karpyti. Bet nieko, suskarpė, viso, važiaunam numiai. Vyks pasiruošimų darbą su vienu ir su antru kemperiuku. Dabiš pasidarbuosiam ir atostogauti reiks varyti. Su 2 kemperės, 3 šeimas, bus įdomi. Filmuosiu, gal jums parodysiu, kaip Beriušlūts kankinasi su elektromobiliu tą kemperį vildams, keliaudams. Va, tai grįžau numiai, dabiški nusnaudžio pakaitėlį, pavalgė vakarienį skaniai su šeimyna, einu savo vištaliumbus apžiūrėti ir dabar žiūriu, o Jėzus, ką pikti, žiūriu savo vištininką, galiu jums parodyti, kaip aš dariau, čia jau daug metų atgal, mano vištos cypriai duot biškį pavalgyti, kad užsičiauptamas. Turim skaniestų vištam čia. Oi, turubažiai nepataikiau. Tai pas mane panašus principas ir padaryts. Kaip ir čia, ką darėm, ką jums rodžiau. Turi vartus pasidaręs, čia tik su šniūru pasikel, kad nereikia eiti į vidų. Tai kas čia pas save, kai dariau, pas mane buvo kas metrą štulpą įdėti. Ir viskas laiko, ir čia nebuvo stogo iš tikrųjų, tai plevelę tokį užmečiau. Tiesiog, kad nelytų, nes čia labai mėšlynis daros, kai vištaliumbai, kaip sakant, ištri per lietų. Va, jeigu ištvarką pasidarytų, tai čia jau prikapstė man čia vištos visur. Pasidariau šiandien tau gražų vištininką ir pats užsimaniau kažkur reiks gal sukonstruot padaryti. Nežinau, bus patikti. Va, kon čia gaidi pyksti. Tai tiek žinių, galiu parodyti, turime šiaip gyventojų naujų. Ja? Trys piščiukai auga ir išsiperėjus vištą, bežiauriai baisė. 3 išsiperėjo, visus kitus paliko ramybei. Tai būtų turėjus kokius 5-6 viščius, bet nežinau, kas jį užplaukė. Taip 3 pradėjo rūpintis, paskiau metė. Va, reikia vištininką išsivalyti prieš atostogas. Kiaušių nebėt surinko kažkas. Tai va, jaunims, tiek reikalų. Kitą savaitę grįžtam prie to namuko, kur statom. Fasadą padarysim, duris sudėsim, kad prieš atostogas dar galėtų. Ir gal į vasarą važiuosim, pabaigsim dušą daryti, nes buvom pradėję daryti dušą ir lietų žėjų nepabaigėm. Tai šiam kartui tiek. Što, kaip jis yra zuikių gamybos procesą. Susimatysim vėliau. Davai, iki.